Labai diena čia susirinkusiems. Juozas Žitkauskas sako, užlipot ir pradėkit, nors anksčiau bandė mums liepti, kad palauktume dar kelias minutės. Bet kol aš čia niekus paistysiu, tai tos 5 minutės praeis ir visų kitų prieš jūs esančių žmonių balsus, veidus ir mintis išgirs didesnis būrys negu pradžioje. Taip, tai svarbiausias šito pokalbio objektas yra Onos Pajėdaitės albuminis leidinys Mano Marcinkevičius. Autorę jūs matote ir dar mūsų pokalbėje dalyvauja profesorė Vanda Zaborskaitė ir dailininkas Dichavičius. Tai mes čia ir literatūrinio, ir vaizdinio, ir kitokiais būdais galėsime apkalbėti šitą leidinį. O aš norėčiau pradėdamas, lyg ir kokį kontekstą, autorinį kontekstą šito leidinio bent iš dalies praskleisti, nes mes matome šį naują Onos Pajėdaitės darbą, išleistą su Regnum talka, tam tikram kontekste, kurį, tiesiog nedora būtų priminti. Pradėjo fotografuoti ir kaupti savo fototeką Ona Pajėdaitė apie 70-uosius metus. Yra sukaupusi apie 3000 fotografijų per tą laiką, surengusi 40 įvairių parodų. Ir jau vien dėl tų faktų, kuriuos čia sakau, norisi ją vadinti tokia kultūrinės fotografijos bitele, daug dirbančią, daug kaupiančią, daug ką turinčią, galinčią labai daug ką iš savo sukaupto turto, iš savo darbų parodyti. Ir su ta žinia, kad parodyta, žinoma, yra tik dalis. Bet kartu čia reikia pasakyti, kad net ir tie atvejai, kada jos darbai yra rodomi ar parodos, ar leidinių pavidalu, lyg tai ne viskas sulaukia laukto arba tartum savaime suprantamo atgarsio. Štai keletas Onos Pajėdaitės kūrinių, leidinių, kuriuos tiesiog norėsiu jums čia priminti, parodyti. Štai Valančius. Čia į šį aplanką sudėtos tos fotografijos, atitinkami įrašai. Taip, atskirai galima išsiimti, eksponuoti. Tokiu pačiu būdu yra išleistas Maironis, Vaižgantas, Adomas Mickevičius, Vincas Kudirka. Gal didesniam žmonių būriui yra žinoma knyga Ji buvo Simonaitytė, gerokai kitokios sandaros knyga su asmeniškais įspūdžiais, su prisiminimais. Šis leidimas yra antras leidimas, ankstesnis, kas pamenate, buvo tokio daug didesnio formato. Ir štai knyga Mano Marcinkevičius, ji įsilieja į šitą leidinių puokštę. Ir štai ką norisi pasakyti.
bent man taip neatrodo, kad Ona Pajėdaitė turi kažkokių ypatingų ten fotomenininko ar kokio, tarkim, ten psichologinio portreto ar sustabdytos akimirkos ar dar kokių tokių konceptualių sumanimų, idėjų, kad bet jos kelias yra savitas ir svarbus. Vėl primenu tą žodį bitelė. Einant menininko biografijos, jo kūrybos, jo charakterio puslapiais per visas svarbiausias situacijas. Mes matome tuose leidiniuose ir patį tą menininką, ir jo gimtasias vietas, ir jo aplinką, ir jo leidinius, ir tas Lietuvos arba ne tik Lietuvos vietas, kur jo buvota. Ir visą tai aprūpinta ne tik vaizdais, bet ir surinktais faktais, pačios autorės žinojimu, tokiu, galima būtų sakyti, tyrinėjimo, specialaus tyrinėjimo darbu, mokymo, švietimo, kultūrinio lavinimo reikalams. Kai žiūri į tos leidinius, atrodo tiesiog padėta jau ant lėkštutės tai, ką turėtų paimti mokytojas lituanistas arba tas, kuriam rūpi kultūros istorija, menininko asmenybė, jo aplinka, istoriniai tie faktai. Visa tai yra čia sutelkta ir, su tokiu jau gal įprastu inteligentišku berkšlenimu galima būtų pasakyti, kad ne visada tai, kas padaryta, imama į rankas ir skleidžiama, rodoma, pasinaudojama. Aš tiesiog įsivaizduoju, ar tas literatūros pamokas, ar paskaitas, ar kokius sukaktuvinius, kultūrinius leidinius, tai man atrodytų, kad čia yra pati geriausia talka ir dėja dažnu atveju bandoma išsiversti tik žodžiais, tik pasakojimu. Tuo tarpu tas vaizdas su visa savo gyvybė, jisai gali įsirėžti ir į jauno, ir į vyresnio žmogaus sąmonę. Koks nors meno žmogus yra įsirėžęs į mūsų sąmonę su tam tikru vaizdu. Ar tai buvo portretas, ar kuo nors patraukusi jo knygos iliustracija, ar viršelis, ar pamatyta kokia nors ten gimteliai, kurie buvo likę ten, kur buvo Salomėjos Nėries tėvų namai. Tai tų vaizdų gyvenimas jisai gali būti labai produktyvus, labai svarbus, iš jų galima labai daug pasisemti. Tai aš čia beveik ir norėčiau baigti tą savo įžangos žodį, tikėdamasis, kad kiti trys žmonės esantys prieš jūs labiau įsižiūrės į naująjį leidinį ir daugiau už mane apie jį pasakys. Gerbėmieji, kas domisi literatūrą ir literatūriniu gyvenimu, tas gerai pažįsta Onutę Pajėdaitę. Jau keletą dešimtmečių visur ją sutiksi, kur yra literatūra, kur yra koks susitikimas, literatūros vakaras, šiaip kultūros renginys. Tai yra žmogus iš tikrųjų nepaprastos energijos ir nepaprasto pasišventimo literatūrai. Dabar imame matyti jau to darbo vaisius, bet jie buvo kaupiami iš tikrųjų ilgai ir nepaprastai, nesakyčiau kruopščiai, bet tiesiog energingai ir su entuziazmu. Onutė turi istoriko instinktą ir kartu tą sąmonę. Ji supranta, ką reiškia fiksuoti įvykius ir fiksuoti žmogų. Ir reikšmę jos darbo ypatingai turbūt pajuntame dabar, kai gyvename istorinio laiko virsmą.
iš vieno tūkstantmečio į kitą, iš vienos epochos į kitą. Pastebim ir matom, kaip daug kas praeina, kaip daug kas jau yra praeity ir tai būtų nuplaukę kažkur ištirpę tame laike, jeigu tai nebūtų užfiksuota ir įamžinta jos nuotrauka. Jos žmonės, kurie turėjo malonumą ir laimę būti jos bičiuliai, žino, koks milžiniškas archyvas yra jos sukauptas. Ir šitas archyvos sukaupimas, tai yra turbūt pirmas jos toks darbas, nekelias, ne tai, kad jokio abejonių dėl jo vertės, bet kelias tokį, pasigėrėjimą ir, pritarimą ir pagarbą žmogui, kuris tokį iš tikrųjų milžinišką darbą, tokį tikrai milžinišką darbą atliko. Dabar fiksavimas šitų darbų. Ji yra fotografija ir čia yra pristatoma kaip fotografija ir taip mes ją suvokiam ir žinom. Bet esminis dalykas yra dar, kad ji yra lituanistė ir literatūros istorikė. Ir štai šalia šito, fiksavimo tos funkcijos, kurią ji atliko, to labai įdėmaus literatūrinio gyvenimo ir žmonių tokio dokumentavimo jų gyvenimų ir jų veiklos, yra jos šitie leidiniai, apie kuriuos jau kolega Valentinas čia minėjo. Tai yra ikonografinės medžiagos pateikimas. Tai yra lietuvių literatūros istorijos per vaizdą pateikimas. Tarp kitko, žanras labai populiarus brandesnėse kultūros. Šitokios knygos, šitokie leidiniai, šitokios leidinių serijos, rašytojų biografijos vaizduose, sakykime, kompozitorių biografijos vaizduose, bent šitos serijos man gerai žinomos, turbūt tai galėtų būti ir dailininkų ar kitų, taip sakant, žmonių. Tai yra labai svarbi ir brangi, kaip čia teisingai buvo pasakyta, bendro kultūrinio išprusimo, bendro kultūrinio švietimo kelias. Ir žinoma, literatūrinio ugdymo, literatūrinio mokymo kelias. Tam, kad būtų tokie leidiniai, kaip šitie apie XIX amžiaus literatūrą daugiausiai. Bet man rodos, Onutė, kad juk yra paruošta aplankų ir senesniam lietuvių literatūrai, ne? Kas taip. Kas prieš 30 metų. Taip. Nes įtraukta, tai yra rašytojo paties atvaizdai, portretai, jo gimtinė, jo gyventos vietos, mokyklos, kuris mokėsi, žmonės, su kuriais jis bendra. Tai savaime yra, vadinasi, medžiaga, monografija tokia, monografinė medžiaga lietuvių literatūrai. Bet, reikia atsiminti dar ir, kurie seniau pažįsta, tie žino ir tai verta dar ypatingos meilės ir pritarimo, kad jis šitą medžiagą skleidė ir platino be galo nesavanaudiškai. Su iš tikrųjų dideliu pasiaukojimu. Ji eidavo į mokyklas, rengdavo be atlyginimo, be nieko. Dažnai gal ir reikiamo įvertinimo ir padėkos nesusilaukdama, nebuvo perkama, o parduodama, bet nelabai yra kas moka už tuos dalykus. Ir vis tiek tai galų gale lieka didelio idealizmo, tokio nesavanaudiško idealizmo darbas ir iš tikrųjų tokio nesavanaudiško tarnavimo lietuvių literatūros istorijai darbas. Albumai. Ir pirmiausia, Simonaitytė.
pirmasis leidimas tos monografijos buvo išėjęs didesnio formato, toks labai spalvotas, bet dabar dizainas suvienodina šitos albumus ir atrodo, jie formuojasi į seriją, turinčią savo jau reikšmę ir patrauklumą. Bet apie Simonaitytę šitą albumą. Jis iš tikrųjų yra unikalus dalykas mūsų literatūriniam gyvenime arba literatūroje apie literatūrą. Nes čia atsiskleidė dar vienas Onutės talentas ir tiesą sakant, nežinotas, kažkaip nematytas. Vienas dalykas, kad tai fotografijos darbas. Ji su Simonaityte bendravo taip, kaip ji tik moka bendrauti, rasdama daugybę progų matyti rašytoje ir kasdienybėje, ir šventėse, ir vienatvėje, ir tarp kitų žmonių. Žodžiu, ta ikonografinė medžiaga yra labai įvairi ir labai turtinga, bet ji čia atsiskleidė kaip puikia literato plunksną turintis žmogus. Būtent ji fiksavo šitą bendravimą su Simonaityte ne tik fotografijomis, bet ir žodžiu. Ir štai tas nuotraukas papildo jos, tokie dienoraštiniai užrašai ir daugiau ne atsiminimai, bet dienoraščiai. Man toks įspūdis dėl to, kad fiksuota greit, fiksuota dabar kartu, taip sakant, bendraujant. Ir šitas pagavos toks šviežumas, tas fiksavimas greit, suteikia šitiem tekstam ir didelio autentiškumo. Labai, tie tekstai yra pilni tokių labai vaizdingų detalių, tokio tikroviško vaizdavimo ir kartu Onutė parodo daug psichologinio įžvalgumo. Ir Ieva Simonaitytė tokia, nenuglaistyta ten iškyla, bet galbūt dėl to ypatingai įdomi. Su visom jos teigiamybėm, su jos sunkaus gyvenimo patirtim, su jos bjaurių charakteriu, su jos visokiais kaprizais. Žodžiu, visko ten yra ir dėl to ji šitoj knygoj yra tokia gyva ir tokia autentiška. Ir galų gale, bet mes susirinkom turbūt dėl visos Onutės kūrybos. Bet dabar ta knyga apie Justiną Marcinkevičių. Ji vadinasi Mano Marcinkevičius. Ir tai yra labai tikslus pavadinimas. Ėmiau ir pasisavinau. Išreikšti savo jausmą, pasakyčiau. Iš tikrųjų, tai yra labai subjektyvi knyga ir labai pilna pagarbos ir meilės. To jausmo, kurį autorė junta būtent savo objektų šiuo atžvilgiu Justinui Marcinkevičiui. Ji su tuo pačiu savo savitų tokių stropumu, sąžiningumu, ir užsispyrimu dar, ji sekė Justino Marcinkevičiaus žingsnius per tuos kelis dešimtmečius, ar 30 mečius, per kuriuos ji laiko fotoaparatą, dokumentalisto fotoaparatą savo rankose, ir irgi pamato Justino Marcinkevičiaus įvairias situacijas. Ji pati įvairiai nusiteikusi, su šeima, su artimaisiais, su gamta. Šitas albumas, jis turi stilių aišku. Tai yra, toks poetizuojantis, sakyčiau, kalbėjimas. Kaip sakiau, labai gerbiantis ir mylintis kalbėjimas. Tai, žinoma, turi teigia jai labai didelę prerogatyvą.
nes turbūt žmogų, kuri su tokia meilė stebi, tu jį geriausiai supranti. Pačia plačiausia prasme tinka prisiminti, aš nebežinau, kieno pasakytą aforizmą, kad tik meilė duoda giliausią įžvalgą. Onutė turi tą apstai literatūros meilę, užtat jos visi literatūriniai darbai pasižymi tokia, gilia įžvalga į tas figūras, tuos žmonės, apie kuriuos jį savo vaizdais kalba. Nesvarbu, ar tai būtų 19 amžius, ar tai būtų dabartis. Bet Marcinkevičius yra iš tikrųjų labai jos dėmesį ir simpatiją patraukęs. Ir aš kam nors ten ką padaryti, turbūt yra ne tik sunku, bet ir neįmanoma. Ir nebūtina. Taip, nebūtina šitokiam vaizdavimo, bet to, kad jam turbūt nebūtų būdingas kitoks savęs, taip sakant, ir prezentavimas, ir kitoks elgesio būdas. Ir dėl to, man atrodo, tai yra albumas iš tikrųjų atskleidžiantis ir šito autoriaus esmę, ir jo asmens, ir jo kūrybos. Ir kai sulygini Simonaitytės albumą ir šitą Marcinkevičiaus, gali apibendrindamas sakyti, kad iš tikrųjų Onutė turi jautrę, gilę ir tikslę įžvalgą į tų žmonių esmę, apie kuriuos ji kalba ir kuriuos ji savo šitose knygose, šitose albumuose vaizduoja. Tad Ačiū, profesoriui, dabar laukiame Rimanto Dichavičiaus žodžių ir įdomu juos išgirsti, nes tai yra dailininkas, kuris ir pats turi įvairių leidybinių sumanymų, kuriuos moka paversti kūnu. Prašom. Tikrai šiandien mes pabandykim padaryti prielaidą, kad staiga šitų dalykų nėra. Tai iš karto atsiras toksai vakuumas, tuštuma ir tai mes retai tada susimastom, kad tos vakuumus mes patys sudarom sąlygas jiem tarpti. Ir retas žmogus va tokio supirkimo kaip mūsų Onutė šiandien tikrai čia turbūt yra dvasios supirkimo momentas, kad jis negalėjo šito nedaryti, suprantat kaip yra. O daugelis yra, taip šuniuoja, dairosi, lyg tai mato, lyg tai girdi, o tas kažkur ir paskui, ir kad ir šiandien tas mūsų pasėdėjimas atrodo visi čia gyvi, gražus, sveiki, mes išeisim pro duris, buvo vakaras, aš džiaugiuosi, kad čia 2 aparatai yra. Jie jau dirba savo darbą. Aš turiu tokią ir leidybinę patirtį, kaip gerbiamas Valentinas paminėjo. Daug metų dirbau žurnalistinį darbą ir leidyklą iš 10 metų pradirbau ir aš noriu jums pasakyti tokių atsigręžus atgal, kaip analogų sulyginus su mūsų šiandieninę misiją, ką mes šiandien bandom apmastyti. Man teko kažkada maketuoti Miltinio albumą. Nežinau, koks jis yra, Miltinas turi bibliotekas ir kas nors namuose turi. Tada Miltinis skambėjo per visą Tarybų sąjungą, važiuodavo autobusą į jo teatrą, ten eilės prie bilietų, čia visą kitą, tokia legenda vaikščiojo jau jam gyvam asam. Ir aš tada tą knygą buvo sumanyta leisti, atnešė tą medžiagą visą, o aš tada buvau meninis redaktorius to leidinio ir aš pradėjau žiūrėti, žiūriu, kad ten tuštuma, kad ten dulkės, kad ten mėgėjiškas nuotraukėlės, nago dydžio portretukai, kažkokie bendras scenelės, nebuvo nei vieno normalaus Miltinio portreto. Legenda vaikšto, o portreto nėra.
teatro nėra, reiškia kažkokios muilinas, kelias nuotraukėlės ten tik paskui suorganizavo, jau Zavadskį nusintė, kad padaryti kažką reikia. Nėra įgumo, suprantam. Tas pats buvo su Stasiu Krasausku. Čia atsimenat, koks liūtas vaikščia po Vilnių. Moteris griūdavo, sutinka ir griūdavo. O iš nustebimo, iš susižavėjimo, iš tos legendos, reikėjo prie karsto portreto dėti. Lakstė, tai didinom išnasinės nuotraukas. Tai yra mūsų epochos kriminalas. Kitaip nepavadinsi. Ir tokių analogų kiek tik nori. Kiek tik nori. Vat išeina žmogus, o lietus mano buvo, žiūrės, kad nėra, ieškų, nieko nerandu. Man tiesiog širdis skauda dažnai apie tai pagalvojus ir aš kažkuria prasme gal to instinkto vedamas sugalvojau, reiškia, kad kuo mažiau tų vakumų būtų. Sakykime, čia matot, čia porą kalendoriukų. Irgi jų yra jau šiandien dieną, yra virš 60 dailininkų. Aš irgi esu diplomuotas dailininkas, moku piešti, moku šitą daryti, reiškia, bet man skaudu, kodėl išeina tokie kaip Krasauskas, Valaitis išėjo, Tarabilda išėjo tiek mūsų klasikai. Reiškia, darys kažkas knygas, kažką, reiškia, o portretas, reiškia, likusi medžiaga, tai yra, kaip sako, vieną kartą geriau pamatyti, negu 10 sykių girdėti. Tai yra aktuali vizualinė medžiaga. Taip pamatai pjūvį to laiko. Aš skaičiau, kai stato, sakykime, amerikonai, stato kažkokį rusišką ten filmą, reiškia, pagal rusų scenarijų arba rusų medžiagą ir pastato filmą. Ir ruselis pažiūrėjęs, jisai kvatoja, ten yra parodija kažkokia. Kiekvienas pagal savo durnumą, pagal savo ribotumą šitą viską daro. Ir amerikonai žinom, kaip šitą moka daryti. Tas lenda pro visų šonus. Ir, pavyzdžiui, suvokti, kas tai yra Onutės šiuo atveju padaryta. Mes dabar dar mūsų laiką, nors jau mūsų laikė mes kelis kart persivertum per galvą. Tai kokia tai bus medžiaga po keliasdešimt metų, po 100 metų. Pavyzdžiui, dabar Salomėjos Nėries paimti, tos 3 laiptelius įsiminat. Aš įsiminiau, kur kokia knyga nepaėmė jos su pakartu, kad galvutę palinkus ir viskas aš tiek. Ir apra tos palinkusios galvutės daugiau Salomėjos Nėries lyg ir nebūtų. Tai irgi kriminalas, to laiko kriminalas. Niekas visi žavėjosi, bet yra, vis tai nebėra. Mes visi esam laiko tekmėjai, visi esam laikiniai, visas banga nušlos, bet visi gyvenam tam, kad kažkoks tai pėdsakas, sako, tai filosofai minta, kiek mes įminsim, paliksim pėdas, o čia yra labai ryškios gražios pėdos. Ir kančia, tas yra žmogui, nuo jo nepabėgsi, taip tu greit pabėgsi. Ir būtent fotografija, būtent ir vizualiniai dalykai, tas dokumentas, tas laiškas, tas viskas, kada susideda grįžti ir tu pagaliau išindės tą štepstelį, tu ramiai gali pamastyti, pažiūrėti, įsigilinti, panalizuoti, susiprojektuoti į save ir veidrodinį atgal gražinti, taip mes žmogus laimint per tą pasaulį, vis tik tos akimirkos neišvengiamos. Identifikavimo ir pamastymo. Ir pavyzdžiui, čia tas laikas yra kontekstai, ne tik jisai, bet ir rūbai, ir aplinkiniai žmonės, ir ta geografija, ir peizažas, ir nuotaikos. Pažiūrėkit, kaip įdomu, kokia prieškarinė nuotrauka žiūrėti. Tai įdomu net kaip guzikas įsliukas. Ką jis ten rankoj laiko, viskas turi savo kvapą, savo nepakartojimą aromatą. Ir būtent tame yra vertybė. Ir aš tik tai ką galiu pasidžiaugti ir kartu apgailestauti, kad tokių anučių šiandien Lietuvoje tik tai ant pirštų suskaičiuosim, ant vienos rankos pirštų. Ir tai gal porą vyksta. Tai
O reiškia, skaitų darbo nėra, reiškia, pilnos gatvės mirinėjančių, reiškia, ta energija išeina į niekur. Aš sakyčiau, įstatymiškai pritvirtinčiau prie kiekvieno talentingo žmogaus, po kažkokį metraštį, reiškia. O šiandien išsispyriau, su draugu, su Žilevičius buvo čia dovanoja kažką knygą, mano bičiulis. Jisai ir skulptorius puikus ir atsirado talentas ir rašančių žmogus, aš leidau jo antrą poezijos knygą. Bet jis turi dar tokį sąmojų. Reiškia, sąmojų improvizacijos, tu ten paskui žodžiais tau 3 ir tokius stupins, kad tu, reiškia, pabundys. Jis be galo turi kažkaip, ir tas nugeroja, jeigu aš dabar turiu net minutės, neturiu čia porą lapų, ir tam kaip pasakė. Pro duris išeis, aš jau pamirštu. Taip, kad mes atidesni būkim vienas kitam, savo draugui, savo aplinkai, savo profesijai, savo tom galimybėm, kurias mes galim realizuoti ir be niekieno pagalbos. Kas jai moka algą, kas jai premijas skiria, niekas. Vat mūsų šypsena, mūsų dėmesys, mūsų vat šiandien pasėdimas, tai dopingas ir džiaugsmas mums visiems. Taip, kad aš labai sveikinu ir džiaugiuosi, kad mes šiandien visi čia kartu esame. Ačiū. Dabar Ona Pajėdaitė, kuris sako, kad aš neturiu ką kalbėti. O kai profesorė kalbėjo, tai atrodė man, kad jūs turit ką kalbėti. Tai prašom, išpažinkim savo credo. Valentinai, pasakyk, apie ką kalbėti. Gal to, ką mes čia kalbėjom paraštėse, vis dėlto jums besiklausant kilo noras, ką nors pasakyti. Pagaliau prisipažinkit, ką dabar darote, ko reikia laukti artimiausių metų, ką nors tokio labai sudėtingo. Tai sudėtingo tai gal neišeis, bet gal kai ką noriu ir čia paaiškinti trupučiuką. Gal visas šitas darbas, kuris jau padarytas ir kuris dar mintyse ir liktai žadamas daryti, jeigu Dievas duos sveikatos dar, tai išplaukė, žinoma, iš mano, aš įsimylėjus tą literatūrą, rašytojų, iš tikrai. Man taip brangus Vaižgantas mano, ašgi Vaižgantiškiais vidus, man labai mielas Maironis, negaliu neatsidžiaugti jo kūrybą, kaip aš galiu likti abejinga. Kudirka, Danielaitis, Baranauskas susirinkti. Tai aš nežinau, gal šiaip, kada į juos taip žiūri, šiaip susipažindamas, gal taip pasidžiaugi, žinoma, bet kada truputį pradedi daugiau gilinti ir kada reikia padaryti parodą arba aplinką, tai žinoma jau dvigubai daugiau paskaitai, dvigubai daugiau paieškai tos medžiagos ir tada žmogus pasidaro brangus. Ir kaip tada ateina jubiliejus, kaip tada likti abejingam negali. Iš tikrųjų Lietuvoje aš galiu pasididžiuoti. Geniai vienas fotografas nepadarė ne vienam rašytojui parodos, išskyrus Sutku, kuris padarė Mieželaičiai parodą. O daugiaugi niekas, aš bent neprisimenu, kad bent apie vieną rašytoją, apie vieną klasiką ar apie kokį nors dabartinį rašytoją, kas būtų padaręs parodą. Ar kas prisimena? Nu, ne. Tai vas dabar aš anksčiau tai kažkaip šito nesupratau, bet aš pradėjau galvoti apie save, tai aš pradėjau nedidžiuoti iš tikrųjų. 42 parodas per 20 metų. Kada suskaičiavau, žiūriu, kad liktai nieko padaryta 3000 didelio formato nuotraukų. Tai, o tos nuotraukos netaip lengvai pasidaro, tarp kitko. Tas didelės nuotraukos parodinės, dar kaip reikėjo išmokti daryti. Paskui dar daug kartų labai gadinti. Daug fotomedžiagos buvo nuėję niekais, kol atsiranda gera nuotrauka. Taip, kad aš per tą 20 metų nuo 80 nuo pirmos parodos tikrai aš jau netgi įgudau daryti.
Bet to dar ir spaudoje per tą laikotarpį gal nuo 75 metų, kaip suskaičiavau, jau knygose, žurnaluose, laikraščiuose išspausdinta nei daug, nei mažai apie 3000 nuotraukų. Va, tai irgi skaičius, toks liktai mielas. 500 nuotraukų be mano pavardės. Ypatingai anksčiau vaga labai mėgdavo leisti rašytojų raštus, įdeda gražų portretą, o pavardės taip ir nėra. Aš dabar pervešiau labai daug bibliotekoje knygų, daug atsirinkau savo nuotraukas, kur be pavardės, bet dar ne visą biblioteką išvežiau aukštinkojom. Dar turbūt daug ir yra mano nuotraukų neidentifikuotų, kurios čia žmonės, kurie leisdavo, taip mielai mane pakviesdavo ir aš padėdavau tas knygas pagražinti. Taip kad iš tikrųjų galima tą daryti tik tai įsimylėjai literatūrą. Nu, o Simonaitytė, tai žinoma, tai buvo mano tikrai gyvenime labai reikšmingas etapas. Tai buvo pirma rašytoja, prieš kurią aš išdrįsau atsistoti su fotoaparatu. Tai Likšytė, mano gera draugė, tada dar prieš 30 metų pasakė, sako, žinai, Simonaitytė tokia vieniša ir ligota, sako, tu paimk ir pafotografuok ją, nes tada dar gyvų žmonių nedrįsau fotografuoti. Prisimenu ją kietas ir gana taip aštrus. Ir rašytojai truputį jos prisibijodavo dėl jos tokio, kartais nenulankai, kadangi čia rašytojai pamatė, kad aš su Simonaitytė moku kažkaip surasti kalbą, iš mano iš karto kilo mano tas akcijos iš karto pakilo mano akcijos ir žiūriu, kad ir kiti rašytojai pradėjo mane įsileisti, netgi kviesti į šeimyninės šventės. Ir taip, kad aš daugelį rašytojų netgi dukras ištekinau ir Maldonio, ir Sluckio, ir Pačinsko, ir Marcinkevičiaus. Kada atvažiavo Brazdžionis pas, tai Simonaitytė, dar Baltušis, o tai buvo tie, taip sakant, mano gyvenimo pagrindiniais laipteliais. Ir tikrai kažkaip tas aparatas man padėjo surasti kelią gal į kai kurių rašytojų širdis. Labai džiaugiuosi, kad tokia graži buvo dar bičiulystė su Eugenijum Matuzevičiu, kuris iš tikrųjų šitą knygą, jį buvo Simonaitytė ne vieną kartą vis taip džiaugiasi. Sako, kaip gerai, kad tu ten buvai, tai galėjai ją parodyti ne iš tos oficialios pusės, bet iš vidaus, iš to kasdienybės, iš jos tos aplinkos, jos charakterio. Ir Jonas Mikelėnis kažkaip į mano gyvenimą įėjo, Marcinkevičius, ir tikrai kažkaip visi šią variantės. Ir tas aparatas iš tikrųjų man sudarė pagrindą. Ir svarbiausia, kad padaryti gerą portretą, tai žinoma, reikia, kad būtų su žmogum jau toks kažkoks tai ryšys, kažkoks tai kontaktas. Ir kada aš prisimenu, atėjau pas Baltušį pirmą kartą, man taip nedrąsu į tuos namus, bet aš pradėjau pasakoti rašytojui, kaip aš jį dėstau mokykloje, ką aš kalbu, kokias citatas, kokį jos plokštelę labai mėgsta mokiniai ir lygia visi iš džiaugsmo jo balsą išgirdę. Baltušis iš karto kažkaip Monika pasikvietė, klausyk Monika, pažiūrėk, kaip mane dėsto mokykla, iš karto atsirado koks tai kontaktas ryšys ir tada aš padariau be galo daug gražių nuotraukų.
Jie čia tokie spalvoti, vienam kambarį, kitame. Ir kada aš ėjau pas Marcinkevičių, aš buvau išfotografavus jo tėviškį, tėvą, visą aplinką. Ir kada aš atnešiau nuotraukas, tai irgi buvo toks ryšys, kad tai buvo toksai, taip sakant, prieėjimo toks laidas. Ir taip sakyti, pavyzdžiui, pas Mėželaitį, kada aš nuvažiavau į Santaką, tai aš pirmiausia pasidžiaugiau, kad jis parašė Duoną ir žodį, kuriame taip gražiai, taip puikiai buvo pasakos apie Baranauską, apie Kudirką, apie Maironį. Tai buvo liktai, taip sakant, kelias, mes bijodavom mokykloje Maironį dėstant, kad ten ko neprasitaikė. O Mėželaičio šitą knygą tai buvo iš tikrųjų vartų pralaužimas. Aš iš didelio džiaugsmo, tikrai su didelė meilė jam padėkojau ir Mėželaitis kažkaip taip atsivėrė ir pripasakojo tiek visokiausių dalykų, aš ten pridariau tiek gražiausių kadrų. Žodžiu, Kažkaip kaip Tomas priima. Gimnazija tai yra tada buvusios 6 klasės iki 8, tai vadinasi gimnazija. Jeigu rasim tarp jų.